Nu, bet tai tu šalava esi, dabar, ir viskas. Taip. Taigi tu prostitutė esi tada. Tai prasme, viskas okei, bet tai nepyk tada, kad tu prostitutė. Prasidavinėk, viskas Jo, okei. kodėl tada reikia pykti? Žinai, Jo, kai pasako tau į akis, kad žiūrėk, tu tada esi internetinė prostitutė. Tai ir pripažink. Ir sakyt, nemoku nieko daugiau daryti, parsidavinėjau, gaila, kad nelegalizavo Lietuvoje prostitucijos. Galėtų legalizuoti. Ir tada kalbam apie legalizavimą. Bet ta prasme, bet realiai, už pinigus pardavinėjai nuogybės. Tas nuogybės gavę žmonės, ko gero, seksualiai save patenkina. Tai siektinas pavyzdys vaikams? Ne. O man irgi nepatinka tokie komentarai, kur sako, reikia jums išmokti nekreipti dėmesio ir tiesiog toleruoti čia, žinai, visus. Bet tai kažkas tai turi atkreipti dėmesį į tokias vietas. Tarpsime, mes jau ir tai, man atrodo, super tolerantiški viskam esame. Jo, čia irgi kita ta pusė, kur, tipo, dabar laikai, kai būkime tolerantiški visiems. Ne. O davai durniams nebūkim tolerantiški. Na. Pasakykim, kad durnius yra durnius. Stop making stupid people famous.